Sveiki! Mes esame mokymų ir psichologinio konsultavimo centro psichologės. Aš Asta Budvytienė. Vitalija Mikutaitienė. Norėtume jums papasakoti, kaip maistas susijęs su mūsų savijauta, o savijauta susijusi su maistu. Pristatysim taip pat principą, kaip jausmai ir mintys ir elgesys yra susijęs, kokiu moksliniu mechanizmu. Taip pat atliksime lėto valgymo meditaciją. Tikriausiai žinote, kad nuo maisto priklauso mūsų sveikata, mūsų išvaizda, mūsų kūno grožis. Ir tikriausiai taip pat esate susidūrę su tam tikra neteisybė. Kad turbūt žinote žmonių, kurie, gal netgi esat vienas iš jų, kurie atrodo lyg ir prisižiūri maistą, laikosi įvairių dietų, tačiau vis tiek negali ramiai žiūrėti į veidrodį. Virškinimas jų yra sutrikęs, o į kūną tarsi atrodo, kad eitų kiekvienas kąsnis. Ir taip pat yra žmonių, kurie atrodo, kad gali valgyti bet ką, gali valgyti kiek nori, kada nori ir net ne visada sveikiausią maistą, tačiau antsvorio neturi arba turi nedaug, jų sveikata gera ir atrodo, jie nuolat yra laimingi. Ir koks yra esminis skirtumas tarp jų? Kartais sakoma, kad tai yra genetika, tačiau iš tiesų esminis skirtumas tarp jų yra skirtinga jų valgymo psichologija. Antrieji, tie, kurie gali daug valgyti ir vis tiek gerai jaustis ir gražiai atrodyti, jie valgo su malonumu, lėčiau, jie rūpinasi savo kūnu, tačiau negraužia savęs už nedidelės nuodėmes. Tyrimai rodo, kad nelaimingi žmonės yra linkę rinktis mažiau sveiką maistą. Gyvūnams maistas yra reikalingas išgyvenimui. Žmonėms reikalingas ne tik, kad išgyventume arba numalšintume alkį. Santykis su maistu paprastai atspindi santykį su pačiu gyvenimu. Su savim, su pinigais, su darbu. Ir parodo, ar gerbėme, ar mylime save. Ar šitam kasdieniniam poreikiui ir malonumui skiriame pakankamai dėmesio. Ir jeigu ne, greičiausiai tai pasireikš ir kitose srityse. Iš tiesų dar neteko nei vienos, pavyzdžiui, sergančios anoreksija moters, neteko matyti jos linksmos arba laimingos. Apskritai turintieji problemų su maistu neretai turi problemų ir su meile. Sau, kitiems žmonėms, iš kitų. Labai dažnai maistą naudojame tam, kad susitvarkytume su savo jausmais. Pavyzdžiui, kavą geriame tam, kad gautume energijos. Pavyzdžiui, saldumynai suteikia pilnatvės jausmo pojūtį. Taigi, problema yra ne maistas, o problema yra dėmesys ne ten, kur reikia. Tik kyla klausimas, kodėl mes, puikiai suprasdami, kaip reikia teisingai maitintis ir teisingai elgtis, kodėl mes to nedarome. Nes dauguma žmonių turinčių didelį antsvorį ir nevaldantį savo maisto, jie labai dažnai sako, kad aš labai gerai žinau, ką reikia daryti, labai gerai žinau, ko reikia atsisakyti. Tik tai, aišku, tada kyla natūralus klausimas, o tai kodėl to nedarai? Tačiau atsakymas yra tas, kad gyvenime mes dažnai ieškome pakaitalų. Pavyzdžiui, jausdamiesi nepakankamai galingi, siekiame daugiau pinigų, daugiau valdžios. Jausdamiesi nesaugus arba ir norėdami bent jau simboliškai užsitikrinti saugumą, statom tvirtus namus, apsiginkluojame piktais šunimis. Tai maistas paprastai siejamas yra su meile. Todėl, kad paprastai mama mus maitindavo, maistas siejasi su mama, su motiniška meile. Ir jeigu jaučiamės nepakankamai mylimi, pradedame daug valgyti. Tačiau yra gera žinia ta, kad atradus būdą, kaip gauti meilės arba jos susikurti, valgymo problemos išsisprendžia pakankamai lengvai. Iš tiesų nėra blogai turėti simbolinių pakaitalų, nei simbolinių meilės arba galios. Tiesiog pripažinkit savo, kad tai yra pakaitalas, ir atleiskit savo.
Tiesiog tada džiaukitės maistu, valgykit su malonumu, tačiau lygiagrečiai klauskit savęs, ko mano širdis iš tiesų trokšta. Dabar norėčiau truputėlį apie persivalgymą papasakoti. Yra populiarus mitas, kad persivalgymas yra susijęs su valia. Tačiau iš tiesų žmonės turbūt pastebėt, kurie daug gyvenime yra pasiekę, pavyzdžiui, darbinėje sferoje, ne? Turintys puikias šeimas, tačiau turi labai daug antsvorio. Kitaip sakant, žmonės, kurie lyg ir turintys valios, tačiau vis tiek turi labai daug antsvorio, vis tiek labai dažnai jie, pavyzdžiui, persivalgo. Tačiau tikrosios priežastys yra kitos. Tai pirmoji priežastis yra ta, kad mes per mažai skiriame dėmesio valgant, per mažai skiriam dėmesio maistui. Tai mes tuo metu skaitome laikraštį arba žurnalą, žiūrime televizorių. Jeigu ir neskaitome ir nežiūrime, gali būti, kad valgom, o viduj verda įvairūs dialogai, monologai, tiesiog ta vadinamas žodžių maišalynė galvoje ir minčių. Kita priežastis būtų per mažai skonių. Sakykime, ajurvedinis mokslas siūlo kad lėkštėj, ar ne, per vieną valgymą būtų visi skoniai. Žodžiu, ir saldžiai, ir sūriai, ir rūgščiai, ir karčiai, ir visų skonių, kokių tik tai yra. Ir jeigu tų skonių mums trūksta, jeigu maistas, pavyzdžiui, yra per daug prieskas, arba per dažnai valgome per tą patį maistą, tai mes linkę tą kokybę kompensuoti kiekybę. Ne? Trūksta įvairovės, tai mes tada puolam valgyti daugiau. Lyg ir kompensuodami tą skonio mažumą. Gali būti per mažai malonumo. Pavyzdžiui, tai vėlgi dėl to, kad mes susiję su to, kad mes nesukaupiam dėmesio į maistą. Mes valgome per greitai, mes valgydami dirbame darbus. Paprastai žmonės, turintys antsvorio, dažniausiai jų klausia, tai jūs lėtai valgot, greitai ar vidutiniškai? Dauguma jų atsako, valgau greitai, nes neturiu tam laiko. Ir tai vėlgi yra persivalgymo priežastis, kad skuba ir per greitai, ne? Per greitai ir nekreipiant dėmesio į maistą valgomą. Kita persivalgymo priežastis gali būti nesveikas maistas, kuriame yra per mažai vitaminų, per mažai mineralų. Ir tada smegenys mūsų badauja ir jos duoda signalą, kad per mažai, tau reikia dar suvalgyti ir dar ir dar. Dar viena priežastis tai yra persivalgymo, tai yra psichologinis alkis. Kaip ir minėjau, kad maistas kaip psichologinis pakaitalas, kaip meilės pakaitalas. Kai negaunam pakankamai dėmesio, jeigu per mažai save realizuojame, jaučiame, kad kažko trūksta. Ir kaip jaučiam viduj, kad kažko trūksta ir tiksliai nežinom ko, mes nusprendžiam, kad turbūt man trūksta maisto. Turbūt man reiktų dar kažką suvalgyti. Gerai, ir aš daugiau pristatysiu tuos mitybos sutrikimus, iš ko jūs galite atpažinti, kad kažkas yra ne taip ir kažką reikėtų keisti. Tai pirmiausia irgi apie tas valgymo problemas sako mūsų ribojanti elgsena. Tai irgi labai dažnai atsiranda tas sumažėjęs suvalgomo maisto kiekis. Kai mes jį pradedame labai riboti ir jis gali būti tada labai mažas arba mes nuolat galvojame, kiek to maisto mes turime suvalgyti. Toliau kitas yra, kad imama laikytis labai griežtų maitinimosi taisyklių. Kai tarkim nevalgau nieko po 6 valandos ir jeigu tarkim nespėju vakarienę suvalgyti iki 6, tai ir yra atsisakymas to vakarinio, kas tada gali vesti, kad tada atsiranda naktinis valgymas arba jau nebeištveriama ir tas ėjimas prie šaldytuvo ir valgoma viskas. Arba kitos griežto maitinimo taisyklės gali būti susijusios su tuo, tai yra kokius maisto produktus aš valgau ir kokius nevalgau. Tai tada gali būti, kad saldumynų nevalgau arba labai kenčiu, kai kiti valgo tortus, saldainius, desertus,
o aš ribojuosi, laikausi. Ir kitas tai yra su tom taisyklėm, kad yra taip, kad kuo jos griežtesnės, tuo yra labiau palūžtama, kad yra tada įmama valgyti ir valgyti tada yra be saiko. Toliau kitas yra ilgalaikis badavimas. Tai yra būdinga tai, kad išbadavom ilgiau negu 8 valandas. Ir tai yra tas badavimas, ne tai yra, kad jis suplanuotas kartą į mėnesį, bet tiesiog irgi neskiriama mitybai. Kad galvojama tada yra taip, kad jeigu aš nevalgysiu, tada aš būsiu lieknesnės ir man to maisto reikės mažiau. Bet tada labai atsitinka taip, kad jeigu nuo ryto žmogus nevalgo, išeina į darbą ar į mokslus ir irgi nevalgo. Ir tada atsitinka taip, kad gaunasi valgymas vieną kartą, tai tada, kai grįžtu iš darbo ir iš mokyklos ir aš pradedu valgyti ir valgau nesustodamas iki to laiko, kol einu miegoti. Kas irgi tada gali sėtis su bloga savijauta, su skrandžio ligomis, su įvairiomis kitomis sveikatos problemomis. Toliau, kitas elgesys tai ritualizuotas su maisto pirkimu, ruošimu ir valgymu susijusi elgsena. Tai yra, kad ritualai, būtent ką aš maistą pirku, kaip aš ruošiu ir kaip aš valgau. Ir tie ritualai yra tai labai varginantis ir užsitęsiantis, atimantis daug energijos, daug jėgų. Tai yra maisto pirkimas, tai pirmiausiai eina tų sąrašų sudarimas. Ir tai yra, kad jau žmogui ne tik, kad nepadeda, bet jau trukdo funkcionuoti gerai, trukdo jaustis gerai. Toliau kitas elgsena tai yra labai neįvairus maistas, kai yra atsisakoma labai daug maisto produktų, tai gali būti griežta kaip veganų dieta, riebalų vengimas ir tada, jeigu nėra tinkamo maisto, tada yra atsisakoma valgyti visiškai. Toliau kitas bruožas būtų tai vengimas valgyti kompanijoje. Nes tada atrodo, kad kiti skaičiuoja, oi, kiek tu čia daug valgai, kiek tu gali valgyti ir kaip tau tiek telpa, bijoma tokių frazių. Gali būti ir kažkokių baimių, kad kiti pamatys, ką kiti pagalvos, kiek aš valgau, kaip aš galiu sau leisti tiek daug valgyti. Dar kitas yra susijęs su valgymu slapta elgsena. Tai kai įmama labai dažnai būna ir paaugliams, kad vengia valgyti prie tėvų, valgo slapta, kad nematytų tėvai, būtent kiek valgo, ką valgo. Kažkokių gali būti čia ir kitokių užslėptų, kažkokių nerimastingų minčių. Toliau taip pat toks bruožas socialinė su valgymu susijusi konkurencija. Tai yra, kad stebima, kiek aš valgau, bet ir kiek kiti valgo. Ir tas lyginimas, kiek kitas, jeigu ten daugiau suvalgo, tai tada aš turiu būtinai mažiau suvalgyti, kiek kitas suvalgo. Arba kaip tik daugiau suvalgyti, kad ir jaustis gerai. Gali atrodyti, kad aš turiu valgyti daug, visiems pasirodyti, kaip aš valgau, kad visi matytų, kad aš valgau, kad negalvotų, kad aš nevalgau. O paskui kaip tik, jeigu yra persivalgymą tuo metu, tai tada eina kita elgsena, kad aš tada kažkokiais kitais būdais bandau sudeginti tas perteklinės kalorijas, kurias gavau su maistu. Tačiau kartais tas suvalgomas maisto kiekis, kuris atsižvelgiant į situaciją nėra labai didelis, tačiau būtent asmuo ima vertinti, kai labai didelį kiekį. Ir jis jaučiasi, kad jis prarado tą mitybos kontrolę, kad jis nesusivaldė. Būtent tai yra tas įsijungia subjektyvus vertinimas, kiek aš suvalgau. Ir tas pervertinimas eina. O jeigu objektyviai, tai būtent tas maisto kiekis yra, kurį aš suvalgau per kartą, pagal esamą situaciją žiūrint. Toliau dar kokie yra kiti mitybos sutrikimai, būtent su persivalgymu susiję ypatumai, tai yra valgymas iki nemalonaus persivalgymo jausmo. Tai yra valgoma tol ir negalima sustoti, kol neatsiranda tas persivalgymo jausmas, kad jau atrodo visas pilvas yra labai pilnas, kad tu persisotinęs ir net atrodo, kad tuoj maistas išlips per viršų.
Toliau kitas eina, kad yra valgoma daug greičiau neįprasta, kad nėra įsisąmoninimas būtent tas pats valgymo procesas. Toliau kitas ypatumas tai didelio maisto kiekio valgymas, kai nejaučiamas alkis. Čia irgi tas siejasi būtent su tuo turimu nerimu, su išgyvenimais, kai mes norime valgydami numalšinti savo emocijas, suvalgyti tas visas emocijas. Toliau kitas ypatumas – valgymas vienumoje dėl drovėjimosi. Kad ką kiti pagalvos, kiek aš valgau, kaip aš valgau, ar aš mokau valgyti, ar man neapsitrupinu, kai aš valgau, ar būtent kokį maistą aš valgau, kad kiti gali turėti tas neigiamas nuostatas. Kitas ypatumas tai su valgymu susijęs pasibjaurėjimo, depresijos ar didelės kaltės pojūtis. Tai irgi tas atsiranda, kai yra persivalgymas, kad būtent po to persivalgymo eina labai stiprus jausmai susiję su didelė depresija, kalte, su savim pasišlykštėjimo jausmu, kad kaip aš ir taip esu didelių apimčių, bet aš nesugebu susivaldyti, nesugebu nevalginti. Ir kartais irgi su tais visais eina ir susijusi elgsena, kad jeigu aš persivalgau, tai tada aš noriu atsikratyti to viso, to pojūčio, to jausmo, kas gali lemti ir būtent ir veiksmus. Tai arba noras savo susikelti vėmimą, ar būtent vartoti laisvinamuosius vaistus, kas irgi veda būtent jau į ligas. Ir dar norėčiau trumpai pristatyti tokį ratą susijusiu su maistu, su valgymu ir su emocijomis, tokį neigiamą ciklą. Tai pirmiausia, kad irgi tos gali ateiti neigiamos mintis apie save ar apie valgymą. Ir tos mintis sukelia nerimavimą, abejonės, tada kyla nemalonūs jausmai, imame išgyventi liūdesį, depresiją, nerimą ir įtampą. Ir tas paveikia elgesį, kad mes galime pradėti valgyti arba eiti būtent, jeigu mes esame persivalgę, eiti imtis kažkokių veiksmų, kad mes atsikratytumėm to pilnumo jausmo. Ir tada, aišku, dingsta visa motyvacija, susidomėjimas veiksmu ir mes savo pasitvirtinam, kad mums gyvenime nesiseka, kad mes esame bejėgiai, beviltiški, kad mes nemokam susitvarkyti su savimi, su savo emocijomis ir tos neigiamos mintis dar vis stiprėja apie. Tai būtent irgi tai galima paaiškinti tuos visus jausmus pagal kognityvinės elgesio terapijos modelį. Tai jeigu, tarkim, gali būti tokia situacija, kad seniai matyta draugė susitinka ir tokia meta frazė: o, kaip gražiai atrodai, papilnėjusi visa. Ir tada kokios mintys sukasi, kaip aš atrodau, kaip aš čia, gal aš tikrai išstorėjau, gal aš čia esu, kad aš tokia esu beviltiška, negaliu reguliuoti savo svorio, kad manęs tokios niekas negali mylėti. Ir tada kyla jausmai, liūdesys, pyktis, nerimas, kaip aš tvarkysiu su tuo, kad reikia numesti tuos kilogramus, ką aš darysiu. Ir tada būtent jeigu atkreipiam dėmesį į savo kūną, tai gali atsirasti ir pagreitėjęs kvėpavimas, paraudonavimas ir širdies plakimas padidėjęs. Ir tada koks veiksmas, jeigu aš tada prie draugės nieko nesakiusi, bet būtent aš jau tą patį vakarą galiu eiti valgyti arba nevalgyti. Kad tas mano veiksmas, galiu verkti, gailėti savęs, kad aš taip stengiuosi susikontroliuoti savo valgymą ir man tai nepavyksta. Ir tada, jeigu aš esu nepatenkinta savo veiksmais, tai tada tos mintis dar jos labiau sustiprėja ir tada gali atsirasti tas savęs ir didesnis ar gailėjimas, ar toks beviltiškumas, nematymo, kaip išeiti iš tos situacijos, kaip išeiti iš tų minčių, kaip atsikratyti. Ir tie jausmai irgi dar gali stiprėti. Ir įeiname į tokį uždarą ratą, kad mes galvojame apie save blogai, jaučiamės blogai,
tačiau pakeisti savo veiksmus, kaip valgyti, ką valgyti, mes sprendžiame tuo, kad arba mes daug valgome, arba mes nevalgome, ar irgi elgiamės kažkaip tai netinkamai, nesusimastydami, kad kaip pakeisti būtent tą patį valgymo procesą. Galima sakyti, kad mūsų susirūpinimas savo svoriu, maistu, mūsų valgymu, jie yra mūsų mokytojai. Mums belieka tiesiog tapti gerais mokiniais, klausyti savo kūno, sielos, suprasti, kokie yra tikrieji poreikiai ir kokie tikrieji poreikiai slypi po noru valgyti, ko aš iš tiesų noriu, siekdamas dar vieno pyrago gabalo, patenkinti tuos poreikius, kitaip sakant, išmokti tas pamokas, kurias mums siunčia maistas arba noras persivalgyti, o tada viskas tiesiog automatiškai susidėlioja į savo vietas. Tai ką reiktų daryti, kaip galima būtų savo padėti? Tai pirmiausia, tai yra klausytis kūno, klausytis savo alkio jausmo, užduoti savo klausimus, ar aš alkanas, ir stebėti savo alkio jausmą, nieko nekeičiant. Tiesiog atsakykit savo į klausimus, ar aš alkanas fiziologiškai, ar aš iš tikrųjų alkanas, ar aš noriu kažko kito. Jeigu atsakymas yra taip, aš noriu fiziologiškai, valgykit. Jeigu atsakymas yra nevalgyt aš noriu, aš esu kaip ir pavalgęs, bet norėčiau kažko lyg dar užkrimsti, reiškia, bandykit savęs klausti toliau, ko aš iš tiesų noriu, kas po to mano norų slepiasi. Toliau, kas dar yra labai svarbu, tai svarbu yra priimti kūną tokį, koks jis yra. Todėl, kad jeigu save keikiame, jeigu save spaudžiame, mes susikeliam daugiau streso ir tada norisi valgyti dar ir dar. Taip pat labai svarbu, kad valgytumėte lėtai. Dauguma žmonių turinčių antsvorio pripažįsta, kad yra greiti valgytojai. Tačiau greitas valgymas sukelia stresą. Dar daugiau sukelia streso. Žmogaus kūnas yra nepritaikytas valgyti greitai. Jeigu mes valgome greitai, organizmas išskiria daugiau adrenalino. Kasdien skirkite bent kartą pavalgyti lėtai. Tai gali būti pusryčiai. Tiesiog atsikelkite truputį anksčiau ir pavalgykite pusryčius lėtai. Na, jeigu jums patogiau vakare, gali būti vakarienė. Gali būti tai tiesiog kavos puodelis išgertas lėtai ir su pasimėgavimu. Tai gali būti, saldainis, kažkoks nuodėmingas pyragaitis, bent tą tokį malonumų teikiantį maistą suvalgykit lėtai ir pasimėgaudami. Taip pat labai svarbu atsipalaiduoti valgant, susikurti relaksacinę būseną, pajusti kuo daugiau malonumo. Kuo daugiau malonumo jausite, tuo mažiau suvalgysite. Taip pat svarbu, kada ir kiek valgai. Mūsų virškinimas lėčiausias yra anksti ryte ir vėlai vakare. Greičiausias yra vidurdienį, kada yra mūsų pietūs. Tada iš tiesų galima sau leisti daugiau užvalgyti. Kita priežastis to persivalgymo gali būti arba netinkamos mitybos yra nepakankamas kvėpavimas. Jeigu tinkamai kvėpuoji, gauni daugiau deguonies. Dėl to gerėja virškinimas ir dega kalorijos. Todėl pasistengkite kuo dažniau per dieną kvėpuoti ramiai ir giliai. Arba bent jau keletą kartų giliai įkvėpkite ir iškvėpkite prieš valgį. Taigi, kaip sakiau, visa tai yra pamokos, kurias mes turime išmokti. Išsiaiškinimas priežasties, kodėl turiu problemų su maistu ir svoriu, padeda geriau atsipalaiduoti, paleisti ir sėkmingai viską keisti. Iš tiesų dar galima
pasidaryti valgymo šventę, iš valgymo tokią padaryti, kad ir kasdien. Tiesiog su gražiom lėkštėm, servetėlėm, blizgančiais įrankiais, be televizijos, žurnalų, vartymo, be jokių blogų emocijų, kritikos. Galima kažkokią lengvą muziką fone pasidaryti. Dabar atliksime duonos valgymo pratimą. Tai pirmiausia, norėčiau pristatyti, kas tai yra, kad gyvenime mes labai dažnai viskam uždedame etiketės ir mes žinome, kaip kas yra, kaip kas atrodo. Ir kartais tas žinojimas nepadeda pajusti ir išgyventi to, kas yra čia ir dabar, būtent suprasti, priimti tai, kas vyksta čia ir dabar, o mes remiamės tuo iš ankstesnių suformuotų patyrimų, kad jeigu ir valgome, tai kas mums yra mūsų supratimu skanu, valgome tai irgi, ką esame įpratę ir nebejaučiame nei to skonio, nei būtent tų visų pojūčių nepatiriame visais savo tais pojūčiais, kuriais galime pajusti ir skoniu, ir prisilietimu, ir kvapu. Tai būtent irgi siūlyčiau šį pratimą atlikti kartu su manimi. Tai jeigu galite pasiimti juodos duonos gabalėlį, tai tiks irgi arba bet koks kitas maisto kąsnis. Kad viską tai, ką aš sakysiu, prašyčiau daryti kartu su manimi. Tai pirmiausia, pasimkite tą gabalėlį, ką norite suvalgyti ir pasidėkite savo ant delno. Ir ką mes dabar darysime, tai bandysime į tą maisto gabalėlį, į tą duoną žiūrėti būtent per naujoko protą. Kai būtų koks atvykęs marsietis iš kitos planetos ir jis irgi pirmą kartą gyvenime matytų ir jis tyrinėtų ir norėtų pažinti, kas tai yra. Ir būtent toliau aš jau nebesakysiu, kas, tai jūs irgi galite tai turėti savo ar duonos, ar razinos, ar taip kokio maisto gabalėlį. Tai pirmiausia, pasidėkime ant delno tai, ką turime ir apžiūrėkime iš visų pusių. Galime pasukioti delną, kad geriau pamatytumėm, apžiūrėkime visus kampus, linijas, kaip krenta šešėliai. Stebėkime be vertinimo, be išankstinio nusistatymo. Tiesiog stebėkime. Galite paliesti pirštu, perbraukti. Pajuskite, koks tai yra paviršius. Ar jis švelnus, ar jis šiurkštus, ar malonu. Be vertinimo, be išankstinio nusistatymo. Dabar galite paimti 2 pirštais ir suspausti. Suspauskite. Prineškite arčiau akių. Dar kartą apžiūrėkite, kokia yra struktūra, iš ko susideda, kokia yra forma. Galite prinešti prie ausies ir irgi pamėginti suspausti ir paklausyti, ar yra garsas. Toliau prineškite prie nosies, pauostykite. Ką jums tai primena? Ar malonu? Bet be vertinimo, be išankstinio nusistatymo. Ir dabar galite po truputį įsidėti į burną. Bet pirmiausia, nepulkite kramtyti, o tiesiog burnoje su liežuviu pavoliokite. Pabandykite liežuviu pajusti tą skonį, kuri liežuvio vieta stipriausiai jaučiamas tas skonis.
Patyrinėkite su liežuviu, kokia yra forma. Pastebėkite, kaip burnoje išsiskiria seilės ir galite pradėti iš lėto kramtyti. Kramtykite neskubėdami, sąmoningai, galvodami, ką darote, kas vyksta burnoje. Stebėkite, kaip keičiasi skonis burnoje, kas vyksta su seilėmis, kas vyksta kramtymo metu. Ir galite po truputį, jeigu jau pakankamai sukramtėte, pradėti nuryti. Ir stebėkite, kaip maistas keliauja žemyn gomuriu. Žemyn, dar žemiau. Kai buvo tai, kas atskira, susilieja su jumis. Toliau galite grįžti prie stebėjimų tai, kas vyksta burnoje, ar dar liko skonis. Galite pastebėti, koks pojūtis liko burnoje, koks skonis liko. Ačiū Jums. Dėkoju už kartu darytą pratimą.